Pirmas įspūdis yra be abejo yra tas, kad pirmą kartą čempionatas vyksta Kaukaze, Gruzijoje, Tbilisyje ir be abejo dėl to turi savo specifiką, kad gruzinai yra dvikovinių sporto šakų šalis. Stiprus dzudistai, stiprus imtynininkai ir stiprus karatistai. Tai be abejo toks visą laiką, kai važiavom ir tai pasitvirtino, kad jautėsi tas stiprių kovotojų iš Kaukazo buvimas. O lūkesčiai atitiko praktiškai galimybės. Manau, kad šiai dienai daugiau negalėjom pasiekti. Pradžiugino be abejo Justina Šišaitė, Europos jaunimo vicečempionė, pakeitė savo poziciją, dabar jinai suaugusi vicečempionė ir gavo kelialapį į pasaulio čempionatą. Be abejo smagu, kad merginos net 4 tai padarė, tai būtent Inga Mikštaitė, Gabija Gudeliauskaitė ir Nora Vosnelytė. Na, iš vyrų be abejo visą laiką džiaugiuosi ir visą laiką yra smagu matyti, koks yra atsidavęs mūsų sportui. Kaip sakant, veteranas, galima sakyti, nors jis toks nėra. Tai Andrius Miseckas iš tikrųjų turėjo praeiti visą Kaukazo barjerą, turėjo visas tautas ir tik tai finale pralaimėjo labai stipriam varžovui. Taip kad labiausiai džiaugiuosi be abejo asmeniškai už Andrių. Na, Gudauskas, manau, taip pat parodė, kad jis yra ne tik tai, kaip sakant, nokautų meistras, bet yra taktikas, išdėliojo teisingai visą kovą su tuo antru tokiu Europoje šiuo metu pagal pajėgumą sportininku Marijų Ilum ir laimėjo prieš jį. Jisai gerai suplanavo, gerai darė pabaigas ir tame Ševarį taip pat buvo numatęs. Taip kad jis, kaip galima šachmatuose, galima sakyti, kaip šachmatų didmeistris sudirbo. Na, artimiausi planai mes startuosime naujame projekte Belgrade už mėnesio. Tikrai turime gerą rimtą rinktinę su pajėgiais sportininkais. Lygiai už mėnesį mes startuojame Belgrade KVU projekte, kur bus 9 vyrų kategorijos, 5 moterų. Tai tiesiog naujovė mūsų sporte, sekame olimpiniam šakom, kada yra kategorijos ne kas 10-15 kg, o kas 5. Ir be abejo tada stovykla, pasiruošimas metų uždarimui. Metų uždarimas yra Europos čempionatas be svorio apribojimų, Europos Open čempionatas. Tikrai bus labai stiprus, vyks Bulgarijai, Dimitrovo gimtoje vietoje Sofijai. Ir čia kovosime be svorio apribojimų. Europos absoliutus čempionatas vyksta kad 2 metai, tai aišku mums labai svarbu tenai gerai pasirodyti.